Sveiki, bičiuliai liūtai ir prognozė ir horoskopas būtent jums 2025 metams. Keletą momentų atkreipkite dėmesį. Visų pirma, kad tai yra bendro pobūdžio rekomendacijos, įžvalgos bendro pobūdžio. Ne? Kai žiūrima individualiai, visada gali viskas kažkiek tai skirtis. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad pasitikslinkit, bus nuoroda komentarai mano puslapį, kur galite sužinoti jūsų ascendento ženklą ir jūsų mėnulio ženklą. Tai būtent pasitikslinkit, ar tikrai esate liūtas, nes būna dažnai žmonės susimaišo. Po to sako, čia viskas ne man ir panašiai. Tai pasitikslinkit, ar tai yra būtent jums. Ir trečias dalykas, nepatingėkite YouTube kanale, paklausyti mano YouTube kanale, kokia buvo prognozė jums 2024 metam. Ir bus, ne, ten truputį irgi toks tęsinys ir 25 metus. Ne, tai irgi paklausykite. Tai va, į ką jums atkreipdėmėsi 2025 metais? Tai būtent nuo balandžio mėnesio Saturno planeta jinai pereina į žuvų ženklą, ne, nuo kovo pabaigos ir nuo balandžio. Saturnas gali jums 2025 metais atnešti kažkokią tai naują patirtį. Ne? Saturnas tai yra planeta, kuri susijus su pamokomis, su, sakykime, taip vadinama karma, ir ta karma, reiškia, jinai gali atnešti jums kažkokius tai reiškinius, ne, kurie vers jūs viską pažiūrėti kitaip, ne, vers jūs keistis, tapti sąmoningesniais. Ne, reiškia, aišku, mes kada patys keičiamės, ne, viskas yra gyvenime lengviau, jeigu savanoriškai, jeigu mes patys nesikeičiam, tada kažkokios situacijos neišgyvenime. Tai va, tai gali būti taip, kad gali daugiau susidomėti, pradėti domėtis, ne, ezoteriniais dalykais, ten dvasiniais dalykais. Nu, geras laikas bus užsimti dvasinę praktiką, ieškoti tiesos, ne, ieškoti tiesos. Geras laikas irgi domėti sielą, ne, reiškia suprasti, kad jūs nesat šitas kūnas, ne, kad ten mirties tokios kaip nėra, ne, arba taip pat kaip tik domėtis, kas aš esu, kas yra Dievas, kokie santykiai mano su juo ir panašiai. Tai jums nuo balandžio mėnesio ypatingai tai bus geras laikas tai pradėti daryti, o jeigu jūs pradėsite iki tol daryti, ne, tai pasidomėti vedom ir panašiais dalykais, jums tai bus pravartu. Ne, į tai atkreipkite dėmesį. Toliau, Jupiterio planeta nuo gegužės vidurio gali jums atnešti kažkokias tai palankės galimybės, papildomas pajamas. Gali jums atnešti irgi, sakykime, už tai, kur jūs dėjot pastangas ankstesniais metais, jums kažkoks tai gali sugrįžti atpildas, ne, atgalinis ryšys, galit sulaukti palaikymo. Ir nuo spalio būtent 18 jau norėsis jums irgi arba kažkokių tai kelionių, arba savęs paieškas irgi didesnės daryti, gilintis labiau į save, galite aplankyti tolimas šalis, arba būti kažkoks tai jums ryšys atsirašti su užsieniu, užsieniečiais, arba kaip tik gali tekti irgi apsilankyti dėl sveikatos klausimų, irgi kaip gydymo įstaigose ir panašiai. Arba toks bus noras labiau atsiriboti nuo kitų, kaip sakiau, yra bendros tokios tendencijos ir kai žiūrime individualiai, yra individualiai. Na ir Rahu planeta nuo 2 gegužės pusės gali atnešti jums pokyčius į santykius. Ne? Jeigu santykiuose pas jūs ir taip jau kažkokios tai problemos, tai gali atsirasti noras skirtis. Tai vėlgi neskubėkit to daryti, su kažkuom pasikonsultuokit, kas išmano apie santykius, galbūt tai tiesiog kartais reikia vienos ar keletos konsultacijų, kad suprast, kur yra problemos. Ne? Tai vėlgi santykiuose arba santykiuose su kitais arba su partneriais kažkokiais gali būti tam tikrų išbandymų. Reikės stengtis labiau arba geriau atlikti savo pareigas, nes tokių gali padaugėti nesusipratimų dėl norų, konfliktų, ir tai yra laikas, kai irgi bus palanku, ne, labiau į viską mokyti, suprasti, o ne tik vadovauti savo galvą, ne savo nuomonę. Na ir gali, sakykime, Ketų planeta darys įtaką nuo gegužės mėnesio 2 pusės, kas susiję irgi su jūsų asmeniniu augimu, su jūsų sveikata, su jūsų kūnu. Ne? Tai atkreipkite dėmesį savo sveikatą jau dabar, pasitikrinkit,
ir tiek mentalinė sveikata, tiek fizinė, galbūt kažkur kažkas tai, ne, nu, aišku, pagal amžių, ne, pagal amžių. Jeigu jūs dar visiškai jaunas, ten sveikas, tai nereiškia, kad kažkas tai turi būti, bet daugiau skirkit dėmesio būtent poilsiui, mytybai, atsikratykit žalingų įpročių, ne, tai geras laikas transformacijoms ir galit jaust būtent nuo balandžio galit tokie tapti šiek tiek tai jautresni, atkreipkite dėmesį, ne, kad tai yra palankus laikas bus kaip tik eiti savo vidų, nesigilinti kažkokius tai išorinius dalykus ar kitų nuomonę, na, ir vengti bendravimo su tais, kurie ten galbūt, sakykime, daromis visiškai nepalankę įtaką ir kaip tik mokytis labiau pasitikėti su savim ir atsirinkti, su kuo bendrauti, kas jūs įkvėpia. Ne? Ir geras laikas bus, nu, kaip tik pradėti klausyti, kas jums suteikia žinojimo. Ne? Žinojimo apie tai, kas yra išmintis, ne? Apie tai, kas yra tikroji laimė, ne? Kažkokie tai ten pigus tik tai, ne, patarimai. Tai va, linkiu 2025 metais jums tapti išmintingesniais. Nu, aišku, ir taip jūs išmintingi, bet tiesiog, ne, kad siekti išminties, būti laimingais ir kad tie metai jums būtų prasmingi. Tai ką, dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi ir iki pasimatymo kituose video.